Varlės malda Anthony de Mello. Skyrius Religija. Brolių meilė. Du broliai, vienas viengungis, kitas vedęs, turėjo ūkį ir derlingoje jų žemėje gausiai derėjo javai. Pusė derliaus tekdavo vienam broliui, pusė kitam. Iš pradžių viskas klojosi kuo geriausiai. Vėliau vedusi brolių naktimis ėmė kankinti viena ir ta pati mintis. Čia kažkas ne taip. Mano brolis neturi šeimos, o ima pusę derliaus. Aš turiu žmoną, 5 vaikus, vadinasi, manęs laukia saugi senatvė. Bet kas senatvėje rūpinsis mano vargšų brolių? Jam dėrėtų pasitaupyti, nes vėliau reikės daugiau negu man. Su ta mintimi jis atsikeldavo, tyliai prasliūkindavo pro brolio kambarį ir vis supildavo jo aruodą maišą grūdų. Viengungis taip pat pradėjo neramiai miegoti. Sykį pašokęs iš miego jis pagalvojo, žinoma, kad ne taip turėtų būti. Mano brolis turi žmoną, 5 vaikus ir pasima tik pusę derliaus, o aš rūpinuosi tik pats savimi. Tai ir teisinga, kad mano vargšui broliui, kuriam be abejonės reikia daugiau nei man, tenka lygiai tiek pat. Jis atsikėlė ir supylė maišą grūdų į savo brolio aruodą. Vieną kartą jie atsikėlė tuo pačiu metu ir eidami susidūrė kaktomušą. Kiekvienas su maišu grūdų ant pečių. Praėjus daugeliu metų, jau po brolių mirties, šią istoriją sužinojo ir kiti. Kai buvo nutarta statyti šventyklą, jie parinko tą vietą, kur du broliai susitiko, nes niekas negalėjo pasiūlyti šventesnės vietos miestelyje nei ši. Autoriaus prierašas. Esminis skirtumas tikėjime yra ne tarp tų, kurie meldžiasi, ir tų, kurie nesimeldžia, bet tarp tų, kurie myli, ir tų, kurie ne.